Stotelių tinklas Daiktų kiemas – tai dalijimosi daiktais iniciatyva skatinanti žmones jiems nereikalingus, bet dar tinkamus naudoti daiktus neišmesti į atliekas, o pristatyti į specialiai įrengtas patalpas ir pasidalinti su tais, kurie stokoja ar renkasi tvaraus gyvenimo būdą. Ši paslauga Šiauliuose ir visoje apskrityje nemokamai teikiama jau 3 metus. Šia proga netrūko ir šventinės nuotaikos. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui ir Daiktų kiemai birželis tai yra ypatingas, nes mes švenčiame savo gimtadienį, ŠACas mini 21 veiklos metus, o Daiktų kiemas 3. Ir norisi ir pasidžiaugti, kadangi Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras yra atsakingas už komunalinio atliekų tvarkymą Šiaulių regione. Lygiai taip pat daug dėmesio skiria ir atliekų prevencijai, pakartotiniam naudojimui, tinkamam atliekų tvarkymui. Tai būtent prieš 3 metus, vykdant valstybinio atliekų tvarkymo plano užduotis, atsižvelgiant ir į žiedinės ekonomikos veiksmų strategiją bei atliepiant ir visuomenės poreikį, buvo įkurtas dalijimosi daiktais stotelės Daiktų kiemas. Labai norime pasidžiaugti, kad į mūsų stoteles galima užsukti ir Joniškyje, ir Pakruojyje, ir Naujojoje Akmenėje, ir Radvilišky, ir Kuršėnuose, ir Kelmėje, ir Šiauliuose turime netgi 2 stoteles. O kadangi šiais metais mes minėjome savo gimtadienį, tai šventiškai nusiteikę, buvom pasiskelbę ir gimtadienio konkursą ir šiandien buvo paskelbti 3 laimingieji, kurie laimėjo mūsų bendro projekto Susit socialiniam dirbtuvėm pagamintas rankų darbo aromatinės žvakes. Šių daiktais dalijimosi stotelių veikimo principas išties patogus kiekvienam gyventojui. Tiek atiduoti nereikalingus daiktus, tiek juos atsiimti yra nesudėtinga. Čia gyventojai gali pristatyti visus savo nereikalingus, bet dar gerus, tinkamus naudoti daiktus. Ir pristatyti galima visomis darbo dienomis. Priemam buities įvairiausias atlikusias lėkštes, indus kažkokius, tai įrankius, elektronikos prietaisus, stambę buitinę techniką ir skalbimo mašinas, ir dujinės, jeigu kažkas tai keičia naujomis, tai tikrai gali pristatyti ir baldus. Žodžiu, viskas, ką dar galima panaudoti, pagrindinė sąlyga, tai kad daiktas dar būtų tinkamas naudoti. Norintis pasiimti, tai tiesiog turėtų žinoti, kad yra netgi kelios galimybės, tai arba atvykti tiesiog ketvirtadienį pas mus į Daiktų stotelę, arba pasinaudoti nuo praeito rudens startavusios mūsų internetinės svetainės rezervavimo sistema ir, žodžiu, rezervavus daiktą, ketvirtadienį atvykti jį pasiimti. Daiktų kiemo veiklos organizavimo specialistės teigimu rezultatais tikrai galima pasidžiaugti, nes skaičiuojant bendrus rezultatus per visus 3 gyvavimo metus jau yra išdalinta 106 000 daiktų. Mes rezultatais iš tikrųjų džiaugiamės. Galbūt pirmais metais gyventojai taip aktyviai nesinaudojo, dar buvo tokia truputėlį naujovė, plus prisidėjęs buvo karantinas. Taip jau gaunasi, kad iš tikrųjų norinčių pasiimti yra truputėlį daugiau negu tuos daiktus atnešančius. Ir dar taip pat irgi pastebėjom, kad iš tikrųjų didžioji dalis daiktų čia patenka iš gyventojų atliekų srauto. Tai reiškia, tiesiog žmonės dar nelabai sugeba įvertinti daikto, ar jisai dar tinkamas naudoti, ar nebelabai, tiesiog jau galvoja, jeigu tai yra nereikalinga, tai galbūt galima ir išmesti. Tai mes iš tikrųjų raginame savo atliekas arba ir tos pačius gerus daiktus tvarkyti tinkamai, neišmesti, o geriau pristatyti Daiktų kiemą. Šiandien čia Daiktų kieme lankytojų tikrai netrūko, o keli pakalbintieji vieningai mano, kad tai labai naudinga ir reikalinga miestui paslauga. Šiai dienai tai faktas, kad labai naudinga, nes yra daug tikrai nepasiturinčių žmonių, daiktų, tegu tik žmonės veš, kad tik būtų kur vežti. Aš tai už. Jokių problemų. Mes ką metam, viską atvežam ir atiduodam. Aš nieko nemetu. Aš sužinojau prieš kelius mėnesius apie šitą aikštelę, tai mes dabar įvežam ją viską. Manome, kad naudingos. Vis tiek vieni su kitais pasikeičia, pasimaino. Kažką ir pats randi. Tai ne tik tai galbūt pristatote daiktus, bet ir pats rezervuojatės, pasiemat? Taip, žmona pasižiūri ten daugiau negu aš pats. Platesnė informacija apie stotelių adresus, darbo laikus bei rezervaciją galima rasti internetiniu adresu www.daiktukiemas.lt.